Su jumis elektroninė parduotuvė www.sekimas.lt ir šiandieną mes aptarsime vieną iš mūsų GP seklių, GP seklys mikro. Štai turime tokį vaizdą atidarę seklių dėžutę. Tai turime instrukciją anglų kalba, taip pat komplekte bus pridėta ir instrukcija lietuvių kalba, jinai trumpesnė. Taip, turime krovimo laidą, GP seklį ir lipni juostelė. Tai lipni juostelė gali būti panaudota prilipdyti prie seklio ir turime tokią lipučką, kuri vieną kraštą, vieną pusę galima pridėti prie tam tikrą paviršių, sakykime, automobilyje, o kitą prie seklio ir galėsite priklijuoti ir nuplėšti šitą seklį. Tai GP seklys yra mažiausias mūsų prekyboje esantis GP seklys. Štai mes jį čia turime. Štai čia atsidaro ir matome krovimo jungtį. Štai čia yra kišamas USB laidas ir kraunama. Čia kraunant užsidega raudona lemputė, o sekliui pabaigus krautis, ta lemputė užsigesina. Štai čia yra SIM kortelės lizdas. Dedame mikro dydžio SIM kortelę. Štai matome, apačioje yra geležiukas, tai jį paliekame kitoje pusėje negu SIM kortelės metalinis paviršius ir kišame pirmiausia kišant kampą, nupjautos SIM kortelės kampą. Taip, tai matome, pradėjo mirksėti, užsidegė lemputės ir jos turėtų pradėti mirksėti. Lemputės yra trijų spalvų, yra raudona, geltona ir mėlyna. Kaip minėjau pradžioje, raudona yra atsakinga už krovimą, tai dėl to jinai čia dabar nedega, o geltona rodo GSM ryšio būseną, o mėlyna rodo GPS ryšio būseną. Tai jeigu mirksėjo taip dažnai kaip dabar, tai reiškia, kad nėra prisijungta nei prie GSM ryšio, nei prie GPS-o. Tiksliau pasakius, nėra prisijungta prie GPRS, tai yra prie interneto. GPS ryšys, atsiradus GPS ryšiui, tai yra prisijungus prie palydovų, lemputė pradės mirkčioti rečiau. Taip pat ir prisijungus prie GSM ryšio įvyksta tas pats su geltona lemputė. Tai prie palydovo galima prijungti seklį padėjus į namuose prie lango arba lauke. Kaip yra žinoma, GPS signalas patalpose po stogo yra gana silpnas, todėl prie jo tiesiog esant bute ar name ar garaže nėra prisijungiama. Tai šis seklys gali veikti keliais režimais. Tai pirmas yra galima GPS koordinatės gauti per SMS žinutę. Tokiu atveju jūs paskambinate į seklį ir jis jums atsiunčia Google Maps nuorodą su jo buvimo vieta. Tokiam režime, budėjimo režime, jis veikia iki 7 parų, sakykime, jeigu ne vienos per savaitę užklausos nepatikėt, jis gali laikyti 7 paras. Taip pat, kuo daugiau užklausų pateiksit buvimo vietai, tuo jis greičiau užsikraus. Taip pat seklį galima prijungti prie serverio. Štai čia turime email ID, čia email, bet čia yra ID seklio ir šitas ID bus naudojamas prijungti prie serverio. Tai parsisiųsime tam tikrą programėlę iš Apple Store arba Google Play parduotuvės ir suvedę šitą ID ir slaptažodį, kuris bus nurodytas instrukcijai, prisijungsime prie savo paskyros. Slaptažodį galima bus paskui pasikeisti į tokį, kokį norite.
Serverio režimai irgi yra dvi rūšių. Vienas pastoviai judant sekliui, tai ne tai, kad pastoviai judant, bet pastoviai siunčiant signalą į serverį. Tai be jokių užmigimų. Tai tokiu atveju veiks nuo 18 iki 24 valandų seklys. O kitas režimas yra judėjimo režimas, tai seklys įsijungs tik tada, kai automobilis ar objektas pradės judėti. Tai tokiu atveju GPS seklys veiks iki 3 parų. Tai sakykime, važinėjant kelias valandas per dieną, tai veiks 3 paras, jeigu ten po 8 valandas į dieną, tai 2 paras, o jeigu kiaurą parą, tai 1 parą laikys. Šis seklys taip pat turi pasiklausimo funkciją, išsiuntus tam tikrą SMS žinutę, jis jums paskambins ir jūs galėsite pakelti ragelį ir girdėti, kas vyksta aplinkui. Tai viskas, ką šiandieną norėjau papasakoti jums apie šitą GPS seklį. Ačiū, kad žiūrėjote. Šio seklio nuorodą galite rasti apačioje po šio video. Ir su jumis buvo elektroninė parduotuvė www.siekimas.lt ir iki kitų kartų.